O šiandien apie šiknius. Na, apie tos vyrus, kurie vadina save mačo. Yra toks vyrų tipas. Mačo, jie sako, kad tai yra emocijos yra silpnumo ženklas, bet kai jų telefonas nukrenta ant žemės, tai jie verkia garsiau negu jų buvusio per išsiskyrimą. Arba mačo vyras nevalgo salotų, nes taigi karvėms. Bet kai reikia išspausti apelsiną, rankos pavargsta, nes per daug testosterono. Jie sako, aš esu alfa. Bet kai reikia pasakyti atsiprašau, ji dingsta. Kaip Wi-Fi'us kaimo sodyboje. Mačo vyras sporto salėje kelia štangą, bet kai reikia pakelti vaiką, tada jam suskausta stuburą, rankos neleidžia. Jie giriasi, kad valdo moteris, bet realybėje net jų katė ignoruoja jų buvimą. Todėl supraskite, kad ne tai, kas anoj galvutėj svarbiausia pas vyrą, o tai, kas čia. Nes kai sąveika tarp galvos ir galvutės funkcionuoja blogai, visas mačo lieka, dėja, nevartosiu to žodžio. O jeigu reikia dėl sąveikos iš tikrųjų rimtai pasitarti, parašykite.